Sveiki, sveiki. Iš Šiaulių sveikinamės. Voi, Vilmantas. Sveikas, Vilmantai. Gyvai. Pagaliau. Kaip gyvas? Nu, laikaus dar. Filmuoju, aš čia gyvą transliaciją. Jo, bet kol žmonės prisijungs, tai galim biškį palaukti. Senai atvažiavai? Tai vakar buvau biškį, nes vakar grįžau, žinai, Aha. Ir šiandien atvažiavau apie 10. Bet ir žmonių nemažai, ne, aplinkui? Nu, pas mumis, ką žinau, nu, gal kartais jau matai ir kitur padaugėjai, bet taip daugiausiai tai pas mumis. Ten Žemaitaitis, ne? Jo, aš ten dariau irgi transliacijas, čia buvo jau Skvernelio partijos atstovai jau dinga, jau susipakavo ir išėjo iš čia, nes mato, kad ne kažką matyti. Tai kad čia visur ne kažką, aš kiek matau, Laisvės partija. Nu, dabar Eduardas va tenai pas konservatorius nuėjo pašnekėti, tai gal nueitum pratęs, nes man ranką paskauda, tai va nebepafilmavau. Tai va čia įdomi diskusija vyks. Va tiesiai, va tai? Davai. Diskusija su konservatoriais. Tas taisyklės priėmė ne mes. Piliečiai, potencialūs kandidatai, tą priėmė esantys šiuo metu valdžioje. Tai sutinkat su tuo? Įstatymas yra priimtas ir mes norėdami kažką tai tokio daryti, sakykime, kad tik pasipriešinti kai kuriai neteisybei, mes privalom teisėtais metodais, pradėti, sakykime, tokiu būdu. Tai nėra, kad mes visi partiniai, jokių būdų ne. Pasirašę patvirtinimus, kad mūsų tarpe tokių nėra. Tai nauja politinė jėga reikia pusantro tūkstančio surinkom, dar trūksta, grubiai 700 reikia. Ne, bet tai čia nieko tu buvo, nieko blogo nebūtų. Ne, aš vienu žodžiu, ten tik parašuose. Jo, parašuose. Mes nesugebėjom dar surinkti steigėjų, nes kaip prezidentiniai kampanijai... Bet jūs surinko 20 tūkstančių, ne? 32 tūkstančiai, kurie pasirašė. Tai aš tą ir sakau, o partijai tik 2 tūkstančių ir aš galvoju... Didelis skirtumas ir... Ai, nu taip, nesauga, bet vėlgi, nu atrodo... Ir aš galvojau, kad bus žymiai lengviau. Aš ką noriu pasakyti, nes jeigu tokį kiekį surinkot, kur 37, čia 2 tūkstančių, čia labai šau vėl įsiterpsi. Laikas neleido mums spėti surinkti. Ir Lėkštutis, ir Kelertas. Turbūt. Už kažką pasirašyti, jisai palaiko tą nuomonę, jisai savo parašą pradėjo. Bet aš jums pritariu, bet įsipareigojimo ir reikia. Prieš save, prieš vis... O tada ką? Ne, bet čia, profesoriau, tada kokia vienybė, jeigu aš visko bijau? Tai ką man būtų kartu? Taip, aš apie šitą ir kalbu. Aš prie Seimo sausio 13 sakiau, ar jie tiek nusirito, ar mes nusiritome, kad mes juos išrinkome, nes nekiliečiai išrinko. Ne, bet aš ką kolegai noriu jūsų atsakyti, kad dėkim, jeigu aš matau, kad va, čia kaip pavyzdys yra mano bendramintis, tai koks man gali būti baimė, bijoti, jeigu kūriam, tai kūriam, jeigu ne. Prašau, pritarsi jums, bet žinokit, aš nebijau. Ne, aš nesveniam, aš tik taip. Bet aš kalbu apskritai apie mūsų tautos daugelį poziciją. Ne tik mūsų tautos, visos tautos panašios. Bet pas mus labai, kadangi mes tarpusavy, kaip sakyti, esam labiau gal pažįstami. Jo, bet esmė, aš manau, kad
nereikia sekti tuos blogus pavyzdžius. Jeigu yra kažkas Augustas. bailys, tai nereiškia, kai tu turi būti bailys. Aš turiu būti kitoks. Mes nebijojom prieiti pakalbėti. Nebijojom, kalbamės. Veikia normaliai. Aš sakau, čia neasmenina. Jeigu bijotų žmogus, jisai tikrai ne. Tikrai kiti bijo, tikrai neprieina. Tai vat gaunasi. Matot, kas man kitą kartą labiausiai nepatinka, tas daugiausia, kuris bijo, kritikuoja, bet jis nieko daryti nenori. Jūs teisus. Čia pirštų reikti, pasakyti, absoliučiai teisingai. Norėjau trumpai šitą. Aš priėjau prie jūsų vyrų ir man kalba nesirykia. Jūs kalbate normaliai, jūs protavote, galima diskutuoti. Aš priėjęs man sako, denkis čia su savo pavaišiu. Tai vėl. Nu tai įvairių žmonių yra. Mes tą patį ir diskutuojam, kad, žinot, kai būna ir šeimoje, žiūrėkit, gali būti vienas kalinys, o kitas kunigas. Bet tai nereiškia, kad, taip ir čia. Bet jeigu konservatoriai dar nori kažką tai turėti, tai jūs elkite žmonėmis. Tokių jis konkretus labai žmogus. Aš jums dar kartą spaudžiu ranką. Ir kolega čia, kolega irgi geras. Taip. Ir sakau, ačiū jums už viltį, nes jūs man irgi suteikėt vilties. Tai aš manau, kad viskas tikrai, o čia... Labą dieną. O čia, sakau, tiesiog... Gal per daug mes ir ieškom tų priešų visur, kur jų nėra. Nuomonės visą laiką gali įsiskirti. Šeimoje irgi kartais nuomonės įsiskiria. Aš sakau studentam, atėjom grybauti, nežinom, kur baravykų yra. Galima eiti šituo keliu, arba šituo keliu. Ir nežin, kol nenueisi. Nerasi, todėl ir nesakau. Tai mes tiesiog, aš nevertybinis klausimas, nes prieš tai buvo gal šiek tiek padiskutavę, tai kokie turėtų būti. Iš karto neįsiklausiu. Aš tam Valdovų rūmuose buvo. Ir kai Šimonytė sako, mano svarbiausias bruožas, kad aš laikausi žodžio. Kai jinai viešai pareiškė ir ne vieną kartą, jinai atsistatydins, nes su tokiu Seimu dirbti Iš Šiaulių aš. Jo, sveiki. Jo, sveiki. Nieko to. Malonu. Jo, atvažiavau čia pafilmuoti. Tai kai partijos, šiuo atveju gerai, ne vadovas, bet premjeras, vienas aukščiausių žmonių paima ir šitoj vietoj žodžio nesilaiko, o paskui pareiškia, tiesiogiai meluoja. Tai tada partijos kitų žmonių pozicija jūsų viduj turi būti aiškiai išreikšta. Aš pavyzdį paimsiu senojo Landsbergio, ar ne? Jėzontų mano, kuris jūs, jeigu norit, žinot, ar ne, buvo tokie laikai, ir pasirašė, stoju komjaunimą ir ačiū Raudonai armijai, kad mane išlaisvino, ar ne? Aš suprantu, pasirašė. Ne senojo Landsbergio problema, kai Lietuvos tremtiniai, jų vadovybė, jam pažymėjimą numeris 1 įteikė, Landsbergio problema, kad jis priėmė, o visų kitų tremtinių problema, kad jie neužprotestavo ir savo tos vadovybės nenuėmė lauk. Galima viskas to gerai. Aš nenorėčiau čia pozicija. Mes visą laiką dabar žiūrim visą laiką atgal, ką darė Landsbergis, ką darė Šimonytė. Jūs apie vertybės pakalbėjot. Tai ir yra vertybės, bet organizacijos vertybės. Man ko labiausiai noris, tai ir yra tos atskaitomybės už savo žodį. Aš už tai vėliavą ir iškėlęs ir sakau, privalo būti. Aš kaip pats politologas tai norėčiau paanalizuoti tai, ką jūs šiandien sakėt. Visų pirma, jūs kalbate apie tai, kad yra didelė polarizacija, kad čia landsberginiai ateina, bet jūs... Ne, jie atėjo jau 30 metų. Bet jūs savo retoriką didina tą polarizaciją. Jūs iš karto išskiriat, jūs ir jie. Jūs kolega prieina, sakote, tie landsberginiai ir mes. Jo, iškart galiu atsakyti. 30 metų Lietuvoje nebuvo nesisteminio kandidato. Čia profesorius Gilys labai gražu kaip kalambūra yra pasakęs. Mes renkame tuos, kuriuos mums parenka. Sistema tvarkinga. Jeigu aš vadovaučiau tai sistemai, jinai teisingai elgiasi. Aš esu per 30 metų su savo sąrašu vienintelis, nesisteminis. Nes, kaip pavyzdys, rugsėjo 5 dieną aš išplatinau, sumokėjęs pinigus apie savo dalyvavimą, rugsėjo 6 dieną tylu, po mėnesio tylu, po 2 mėnesių tylu, lapkričio pabaigoje, aptarinėjant, kas dalyvaus prezidentinėse rinkimuose, mano pavardės dar nebuvo. Nors aš jau buvau oficialus, nuo lapkričio 14 oficialiai užregistruotas kandidatas.
sisteminė žiniasklaida. Kodėl apie vaiką nekalba? Aš savo rinkiminės kryptis pasakiau. Ir tos kryptis yra tokios baisios, kad net jas garsiai... Čia aktyviausiai vieta aikštelė. Negali. Jas tiesiog negali. Profesoriau, pripažinkit, straipsnė, kai buvo pilna. Taigi aš kalbu. Aš įsijungiu televizorių, jūs visą laiką. O iš kurios pusės? Rašė iš geros pusės ar iš blogos? Ar vatnikų vadino, ar iš Kremliaus? Nu tai va, o apie Šimonytę rašė iš blogos pusės kas nors kada nors? Kai kurie rašė, Rašė apie tai, kad apsimelavo kritikos straipsniais. Bet aš čia jums šitą pavyzdį, šitą kaip paaiškinimą ir patvirtinimą, kad aš vienintelis nesisteminis. Man artimiausiai kalbėjo generolas Tutkus, ar ne? O įdomumo dėliai, Tutkus spalio 4 dieną savo Facebook'e parašė, kad jis dalyvaus, spalio 5 dieną ir Elta, ir 15 minučių, ir Delfi, visi apie tai pranešė. O aš sakau, nuo rugsėjo 5 dienos iki lapkričio pabaigos tylu, nes jie nežinojo, ką daryti su tom mano skelbiamom mintims. Nes ir jau turim pripažinti, kad tai nėra lygus žaidimo laukas. Taip. Ponas Tutkus, jisai buvęs generolas, jisai turėjo didelį vardą Lietuvoje, jis buvo labai plačiai žinomas. Jūs, kai išėjot, jūs dar nebuvo taip plačiai žinomas. Tai jūs norit pasakyti, kad 2 metus, kai aš kalbėjau, aš tiesiogiai kalbėjau apie koronės krizę, ne, koronės aferą, 2 metus sakiau, 2 kartus per savaitę, kur ten pakankamai daug žmonių, tai aš buvau nežinomas. Tam tikrą prasme aš jums pritariu, čia man Vėgėlė, žinot, ką paaiškino profesorius Vėgėlė. Aš sakau, nu va, jūs o Vėgėlė reklamuoja, žinot, nuo kada? Aš tiksliai tos datas žinau. Nuo 23 metais prasidėjo prezidentiniai rinkimai pabaigoje, ne? Nuo 22 metų Liepos mėnesio Vėgėlės pavardė buvo įtraukta į Eltos Laisvės partija niekam neįdomus, tik tais dažytėm plaukam. Žemaitaitis irgi niekam neįdomus. Ten irgi niekam neįdomu. Ten susipakavo. O veiksmas vyksta ten, kur yra Eduardas Vaitkus. Eduardas veiksmas. O. Jie dirba, iš užsienio valdomi. Negalim čia taip kategoriškai teikti. Kaip? Jie valdomi. Pačios sociologinės apklausos, jos labai aiškiai metodikas. Jeigu jūsų vardas nebuvo paminėtas pakankamai kartų, jūs galėjote. Kiek žmonių apklausima per apklausas? 1000. Tai čia yra gera apklausa, noriu pasakyti. Čia gali statistiškai gali čia... Tai vienu žodžiu, jūs man suteikėt viltį ir dar kartą paspausiu jums ranką, sakau, ačiū, kad mąstote ir ačiū, kad ieškote tiesos. Iš kitos pusės, jeigu apklausa atlieki pelkiai, tai klausimas, ar gausi atsakymą iš miško. Nu, per mažai žmonių 1000. Turėtų būti įvairovė. Vienas yra dalykas politologija, kitas yra inžinierija. Politologija vėlgi su tam tikrais politiniais naratyvais yra. Jo labiau, tai yra tikriausiai Vilniaus universitetas. Atkreipkite dėmesį, Vilniaus universiteto auklėtiniai turi tam tikrą nuomonę. Ir jie būna labai tendencingi. Galiu aš tave rodyti? Nes protingai šneki, tai... Aš esu sąraše. 12 numerį. Tai ir sakai, kad jau Vilniaus universiteto studentams jau yra suformuota nuomonė tam tikra. Aš manau, kad yra labiau formuojama, tendencingai ir kryptingai. O kas turėtų formuoti nuomonę žmogui? Visą laiką išsilavinimas ir informacija, kurią jisai per save perfiltruoja. Jeigu yra teikiama tendencingai per tam, sakykime, atrinktus pas pačius dėstytus. Jeigu tu dabar netitinki tam tikro naratyvo, tavo mintis ir tavo veiksmai netitinka, tu nepakliusi į dėstytus. Tau neduos, tau bus sutrikdyta tą padaryti. Bet jeigu tu esi palankus į tą pusę orientuojant, gebėsintis orientuoti studentus, prašau, laba diena, tu gali ateiti. Tinkamas, netinkamas. Tinkamas, netinkamas. Dabar pasižiūrėkit, irgi yra tarp pažįstamų, tarp draugų, tų pačių filosofijos studentų. Kokias jie doktrinas dabar studijuoja? Galite atsakyti šitą žodį? Ne, kokias? Marksizmą.
Marksizmą? Taip. Aš suprantu, kad reikėtų žinoti daugelį tų pačių minčių, idėjų ir panašiai. Bet jie antiek giliai tą studijuoja, kad tai tampa pagrindinė tema. Ir galvoti, ar pagrindinė tema žmonių neorientuoja į tam tikrą pusę. Jeigu tu nori turėti nuomonės įvairovę, tai tu turėtumės kažkiek parcijuotis. Jeigu pas tavai yra tam tikra nuostata, vadinasi, pas tavo koncentracija minčių yra į tą pusę. Teisingai. Jeigu aš noriu būti inžinierium, aš studijuoju inžinierinius mokslus ir ieškau ten atsakymų. Jeigu aš noriu būti politologu, aš studijuoju politologiją. Bet jeigu aš studijuoju politologiją, inžineriją ir dar, tarkim, literatūros mokslus ar dar kažką, humanitarinius mokslus, vadinasi, aš kaupiu platų požiūrį į disciplinas, aš tada ypatingai nesispecializuoju į varžtelių sukinėjimą, bet aš matau labai platų vaizdą. Bendrą vaizdą. Bendrą vaizdą, teisingai. Bet jeigu aš esu specialistas į tam tikrą sritį, tai mane labai nesudėtinga pakreipti ten, kur noriu. Tai vat jums atsakymas yra, ką reiškia tendencingai kreipti žmonės į tam tikrą pusę. Indoktrinuoti. Pasinaudoti jų suteikiamom naudom, kurią aš tau suteiksiu naudą tam, kad atsidurtum ten, kur tu nori, tam, kad tu man suteiktum kažkokią naudą. Dabar pagrindinė nauda yra ekonominė. O kaip taip nori, taip žiūrėkit. O pagrindinė ekonominė nauda yra skatinti žmogaus emocinį pakilėjimą. O per kuris ateina per hormonus. Pasižiūrėkit, jeigu... Per malonumus? Per malonumus. Malonumai sukelia hormoninę reakciją, atsaką, kada žmogus jaučiasi laimingas. Pasižiūrėkit, spalvotas telefonas, daug ekraniukų, visoje socialinė medija, ten panaršyt, paskrolint, pasižiūrėkit visokie TikTokai, YouTube'ai, ten reelsai, shortai, kaip tik bepavadinsi juos, ar ne? Jie visi skatina malonumų centrus smegenyse. Hormonų tą staigų naudojimą ir greit atsinaujinimą, kuris išdegina. Pasižiūrėkit, tada keliauji sportuoti, žiūrėkit, kiek sporto klubų. Žmonės atrodo niekada tiek daug nesportavo. Bet ką tai duoda? Žmogui duoda pasitenkinti. Jis nutolsta nuo realybės. Ai, pas tave daug problemų, eik pasportuoti. Daug problemų, eik suvalgyk saldainį. Pasižiūrėkit, dabar kiekvienam produktui cukraus daugiau negu jūs įsivaizduotumėt. Ne tik cukraus, bet ir tirštiklių, stingdiklių, kirmėlių miltai, palmių aliejai. Visokie. Tai, bet tas ir yra sąmoningai kuriama, kad žmogų atitrauktų nuo tų problemų. Telefonai, visokie malonumai. Laimės iliuzija. Nu, tai visi narkomanai yra laimingi, kai jie užsivartoja. Ir jiems viskas gerai. Tai jiems viskas gerai. Tai dabar žmonės irgi, sakykim, bet tos, vadinkim, silpnuosius narkotikus, žmonės yra į tą įtraukiami. Į nerūpestingumą, sakyčiau. Maistas irgi yra priklausomybė. Taip. Pasižiūrėkit, jeigu jūs be McDonald'o gyventi negalit, vadinasi, jūs negalit gyventi ne be McDonald'o, bet tam tikros chemijos, kurios yra tame maiste. Reklamos, kaip sakyt, aš tam tinklui nesakau, bet tiesiog tai yra, angliškai irgi yra tokie žodžiai kaip junk food. Tai yra šiukšlių maistas. O vaistai kaip angliškai? Ten yra šiukšlės tame maiste. O vaistai angliškai? Drugs. Narkotikai. Ir drugs yra tie patys vaistai, kuriuos nusiperkate parduotuvę, ir drugs yra tie patys narkotikai. O tie žmonės, kurie sako... Vadinasi drugs vaistai. O tie žmonės, kurie šneka priešingai, jie yra laikomi ligoniais iš tikrųjų. Taip, nes jie netitinka naratyvų, kuris yra stūmiamas globalistų. Globalistai kol kas mažina populiaciją. Norit tikėkit, norit ne, bet statistika ir faktai rodo vienus skaičius ir atsakymus. Jeigu nesuprantama, kas yra sakoma žodžiais ir kokia idėja, žinutė yra stengiamasi perteikti per medijas, žiūrėkite rezultatą. Bet jie ir patys tą pasako. Jie pasako, kad žmonės dabar viską ignoruoja. Ant tiek daug informacijos yra, kad negalima jos visos susekti. Jos visos per save praleisti ir išanalizuoti. Suprantat? Ir mes esam tais malonumais apkarštyti ir kurie... Ir dėl to mes nesugebam matyti realaus vaizdo. Dėl to, kad apsikabinėt pačiais malonumais. Į telefoną arba į piniginę. Gerai, sudarėm. Į telefoną arba į piniginę. Tai dabar ir Eduardas Vaitkus yra tas... Tai ir Eduardas Vaitkus, va dabar sakydamas visus tuos dalykus, yra turbūt nustumiamas į šoną. Bet turbūt apie tą biškį vėliau aptarsim. Dalykai yra kontroversiški. Jo. Nu tai yra sisteminis darbas, kuris per ilgą laiką padaro priešus draugais, o draugus priešais. Tai... Dabar aš filmuoju, Garsas.
Mažvydo klausimas. 200 Tak, aš pačiupinėsiu. 200. Gerai. Paklausi Deividai to? Klausimą? Garso įrašas yra. Jeigu klausimą siūlyčiau apie tą diskusiją, aš šnekėjau su kitų partijų atstovais, ką pakalbėjo, kokias reakcijos. Sveiki, Eduardai. Sveiki. Aš trumpą klausimą. Šnekėjot ką tik su kitų partijų atstovais, tai kokios mintis, kokie įspūdžiai, ką pasakė? Du jauni žmonės iš Landsberginės partijos man suteikė viltį, kad ten yra mąstančių žmonių ir jie galės sugebėti suvokti, kad Lietuva neturi būti toliau pardavinėjama. O iš Laisvės partijos dvi moteriškės, jos bijo laisvės, jos bijo laisvo žodžio, jos bijo pareikšti savo poziciją apie neteisėtus mūsų okupantų, mūsų šitos išdavikų valdžios veiksmus. Jos dar nelaisvos, nors susidėjusios Laisvės partijos šūkį. Tai palinkėkime, kad jos išlaisvėtų. O žmonių kiekis, aš matau, čia pas jūs lik ir daugiausiai susirinkę, nes yra nacionalinis susivienimas, Žemaitaičio partijos, Laisvės, visos palapinės kaip ir tuščios, o pas jūs koks 30-40 žmonių aplinkui. Tai turbūt džiugu, kad tiek jau... Aš atsakysiu kitaip. Taip. Žmonėm ne tas pats ir žmonės turi patikėti, kad jie patys gali nuspręsti savo likimą. Tai dėl to ir reikia tik tai džiaugtis. Ne tas pats jiems. Žmonėm pradeda rūpėti, galbūt ir jūsų tas pastovus, sakykime, lindimas į eterį, taip liaudiškai pasakius, pažadina juos, supranta, kad yra už ko atsistoti, už ką eiti, ką palaikyti? Tai aš ir Landsberginės partijos protingiem vyrukam irgi išaiškinau savo poziciją ir realybę, kad Eduardo Vaitkaus sąrašas yra vienintelis nesisteminis. Ir jie neprieštaravo jums? Kad ir negalima prieštarauti. Politologiją baigęs vyrukas tik tai pasakė, kad ir turi teisę egzistuoti nuomonę. Čia aš jau parafrazuosiu jo žodžius, kad Lietuva gali būti pardavinėjama. Ir aš su tuo pilnai sutinku. Viena nuomonė Lietuva nepardavinėjama, o kita nuomonė pardavinėjama, nes man labai naudinga. Ir ką darysi, Lietuva žmonės turi pasirinkti arba sisteminės, arba vienintelį nesisteminį. Neparduosime ir nepardavinėsime. Bet turbūt labai sunkus pasirinkimas laukia tų, kurie nori pasirinkti sisteminę, nes realiai yra du pasirinkimai, sistema arba nesistema. Bet jeigu tu rinkės sistemą, tik kiek tų partijų lieka 16? Tai taip, tai vienas su vienokiu kaklaraiščiu, viena raudoną spalvą susidės, ar ne? Vieni meluos vienaip, vieni politinę prostituciją bus atlikę aktą prieš metus, o kiti ir dabar prostitutaus. Ar ne? Toliau tęs prostituciją, jo. Tai taip, tai vieni su vienokiu kaklaraiščiu bus, kiti su kitokiu. Ir kaip tikrieji politikai meluos viską, kad tik juos išrinktų. O paskui pamirš, nes jiegi nekalti, atmintis trumpa ir jie negalėjo, jie yra neįgalūs savo pažadus įgyvendinti. Tai norim rinkti impotentus ir turime teisę rinkti. Rinkime. Impotentas irgi žmogus. Prostitutės irgi, ir aš manau, prostitučių paklausus, ar joms malonus darbas, jūs sakytų, kad malonus. Ir derinam ir naudą, ir malonumą. Ir dar pinigų negali protestuoti. Jų pasirinkimas toks. O aš kviečiu Lietuvos žmonės rinktis. Neparduokime ir jauskime savigarbą. Tai toks mano ir palinkėjimas. O kalbant apie norą pamiršti tam tikrus dalykus, tai ir Landsbergio partijos atstovas paminėjo frazę, kad pamirškim tai, kas buvo praeitį, žiūrėkime į priekį. Gal ten įžvelgiat tam tikrą, pavadinkim, tokį manipuliacinį foną? Reikia pamiršti, kas buvo praeitį, kad negalėtumėm nuprognozuoti, kaip jie toliau meluos.
Tai pamirškime, kad jie 5 kartus buvo išdavę, pardavę ir tada sakysime, taigi buvo pirmas kartas. Ir tada ta istorija taip ir kartojasi. Repeticio est mater studiorum. O? Pakartojimas yra mokymosi motina. Tai tą ir reikia daryti. Lietuva neparduodama. O išgirdę šitą frazę, socialdemokratai savo palapinę supakuoja. Ačiū, kad jūs supratote, kad Lietuvos pardavinėti daugiau nebus galima. Bet Eduardai, jūs darotės jau pavojingas, jūs vienas kalbate, visos partijos išeina, pakuojasi, va čia buvo viena palapinė, ten jau antra, o pas jūs tik daugėja tų žmonių, tai kaip čia? Jų yra pabaiga, o mūsų yra pradžia. Mes kaip Feniksas, mes atgimėm tam, kad ir visa Lietuva atgimtų ir paimtų valstybės vairą į savo rankas, nes gana yra gana. Ir tą pasakyti galime tik tai mes, visi Lietuvos žmonės, ir jeigu draugiškai ir vieningai pasakysime, tuos išdavikus ir politinės prostitutės mes nusluosime. Bet tai yra tik tai Lietuvos žmonių pasirinkimas, ne mano, ne jūsų, nes mūsų 2 balsų nepakaks. Mes pasirenkam laisvą valią. Ką norim, tą ir renkamės. Ir aš už tai ir esu. Jeigu Landsberginė partija, jeigu Laisvės partija, kas nors prievartautų, aš atsistočiau šalia jų ir pasakyčiau, taip elgtis negalima. Jie turi teisę būti tokie, vat kaip žiūrinti numeris 1, kuri galimybių pasą įvedė. Jie turi teisę skelbti tokias mintis, o mūsų uždavinys žmonėm išaiškinti, ką reiškia tos mintis ir kur nuveda mus ir netgi visą pasaulį geopolitiniam kontekste, kur gali nuvesti tokias mintis sunaikinimo link. Tai aš kažkaip noriu gyventi, nes gyvenimas yra labai gražus ir tiek daug yra kuo džiaugtis. O kalbant apie sunaikinimą ir norą džiaugtis, va ten mes matome, yra karinės technikos automobiliai. Kaip vertinat? Čia yra kažkoks siekimas tą karo ginklą parodyti, pripratinti ar... Ką tik buvome Baisiogaloj, kur prigaminus šaudmenis, negi sandėliuosi, reikia juos iššauti. Reikia kažką tai sunaikinti ir sugriauti, nes toks biznis. Tai galim nusiteikti karui ir naikinimui, galim nusiteikti taikai, nes visi žmonės yra žmonės. Aš jūsų paklausčiau, koks ypatingai įžymus politikas yra pasakęs iš esmės tą patį, ką ir Hitleris. Kad natūralu, kad aukštesnio išsivystymo tautos naikina žemesnio išsivystymo tautas. Tai natūralu. Pasakė šitie žodžiai, šitie yra Winstono Churchillio. Nes natūralu, mes juos sunaikinsime. Už jų pinigus? Ne, tai jų pinigų šitoj vietoj nereikia. Už žmonių pinigus. Iš žmonių paimam pinigus. Va dabar irgi Laurynas Kasčiūnas penktadienį pranešė, kad bus skiriami 600 milijonų krašto apsaugos linijai tiesti pagal Nemuną su Rusija. Tai man atrodo nemaži pinigai gan. Užtat pensininkai galės palaukti. Užtat prioritis. Kam pirmumą suteiksime? Ar Lietuvos pensininkam, kurie tyli ir tylės, nes jie balso neturi ir mes jų negirdėsime. Ar biznio projektui? Tai prioritetas turi būti biznio projektui. Nes, biznis, supraskite, reikia, kai kas turi gyventi geriau kitų sąskaitą. Ir labai seniai sakiau, kad Šimilytė, pavyzdžiui, šachmatininkė, jinai žaidžia savo šachmatų partiją Seime. Partijos partiją žaidžia, kur pėstininkai yra Lietuvos žmonės ir jie privalo būti paaukoti valdovės ir karalienės žaidime. Ir ar mes sutiksime ir toliau būti pėstininkais, kurie aukojami, ar mes vis tik nueisime iki tinkamos vietos, kaip patys tapsime valdovais ir pasakysime jiems, gana, eikit lauk, jūsų laikas pasibaigė. Plėšėt, išnaudojot. Tegul
istorija tai įvertina ir Lietuvos prokuratūra tegul tai įvertina, nes senaties terminai korupciniam nusikaltimam privalo būti panaikinti, jeigu tokia bus Seimo politinė valia. Mūsų Eduardo Vaitkaus sąrašo politinė valia yra. Reikia pakeisti ir Lietuvos įstatymus, ir nutraukti partijų finansavimą iš valstybės biudžeto. Po 5 milijonus grubiai eurų kasmet duoda tam, kad galėtų savo korupcinės schemas vykdyti. Kodėl korupcinės schemas? Darbo partijos pavyzdys ir Lietuvos teismo sprendimas 300 000 eurų už korupcinės sferas. Tai gal reikia pabaigti šitai ir politiniai prostitucijai, kurios atstovai ne tik Skvernelio partija, ne tik Žemaitaičio. Tai man atrodo visas galėtų vardinti. Jos visos yra tos pačios ir vienodos. Jos savo kaklaraištį pakeičia. Ar aš dėkoju Skverneliui už jo pavardę? Skvernelius pakeičia. Tai Karbauskis savo biznį daro. Tvarkingai. Uspaskichas niekad net neslėpė, kad politika tai yra biznis labai geras. Prisikabino, sumokėjo, ne jis 300 000 eurų baudą sumokėjo, Lietuvos žmonės. O dabar makaronus ant ausų kai kurie žmonės nori, kad jiems kabintų. Čia medicininis klausimas. Tai jie turės už ką balsuoti. Imkime Žemaitaičio partiją. Tikrasis politikas, kuris pažadės bet ką, kad tik būtų išrinktas. Jisgi sakė, kad pasodinsim visus į kalėjimą, jeigu jūs neskiepyti. O apie Ukrainą girdėjo dabar paskutinį pasisakymą Delfi laidoje, o paklausė, ar bus parama Ukrainai, ar jin privalo būti. Toliau, nes jis irgi už karą, nes karas yra biznis ir užsakovai neleidžia to biznio nutraukti, nes pinigai, dideli pinigai kalba labai gražia, švaria lietuvių kalba. Jie ir angliškai moka, jie ir kinietiškai moka, pinigai moka visom kalbom kalbėti. Klausimas, ar mes norim ir sugebam atskirti vilką ėriuko kailyje? Aš tada sakau, paklauskit savo širdies. Sveiki, sveiki. Apie jūs galėsite iškart galiu atsakyti. Gerai, tai tada atsakytų, aš paskui pratęsiu. Gerai, tai kad nebūtų vien tik tais monologas, tai galiu paaiškinti, ko gerbiamas profesorius nežino. Tai Remigijus Žemaitaitis ne tik tais, kad balsavo prieš priverstinį skiepijimą, jis dar kartu su Širinskiene ir su mano parašu kreipėmės į Konstitucinį teismą dėl šito įstatymo priėmimo. Tai va, gerai, kai žinai viską. Tai aš jūs papildysiu tada. Tiesioginiam eterį, tiesiogiai žodžiais pasakė, kad tie, kurie yra medicininė prasme totalų absurdą, tie, kurie yra nepasiskiepiję ir jeigu jie apkrės kitą žmogų, tai baudžiamojo proceso kodekso rėmuose juos reikia bausti kaip už nužudymą. Medicininė prasme tai totalus absurdas, nes, pavyzdžiui, mes abudu stovim, gal mes savo gerkliai turim meningokoką ir apkrėsim kitą žmogų ir jis numirs. Aš pabaigsiu dar. Problema pagrindinė nėra tame, kad jis pasakė medicininį absurdą. Problema yra tame, kad jis kalbėjo apie tai, ko jis nesuvokia. Totaliai nesuvokia, bet jis užtikrintų tonų apie tai aiškino. Gerbiamas Eduardai, jūs teisus, bet ne iki galo. Ir svarbiausia yra, kad tai buvo jo pasisakymas baudžiamojo kodekso kontekste. Jisai citavo 137 ir 139 straipsnius baudžiamojo kodekso, kas iš tikrųjų numato tokią atsakomybę. Ir būtent tai jis nekartą yra pats paaiškinęs savo pasisakymus įvairiose laidose. Aš nepabėkit, dar pratęsim. O karas Ukrainoje. Kontekstas buvo toks akivaizdus, kad papildomo paaiškinimo jau daugiau nereikia. Aš dar pridėsiu papildomai. Praėjusią kadenciją 112 Seimo narių sulaužė Konstituciją dėl Amerikos bazės Šiauliuose, Amerikos Lietuvos tarpusavio karinė sutartis. Neprotestavo Žemaitaitis. Kai šiais metais šią kadenciją sulaužė Konstituciją 84,
Seimo nariai neprotestavo Žemaitaitis. Kai jis konstitucinį teismą paskyrė Landsberginį asmenį, kuris jau sulaužęs konstituciją. Tai ta pati tema neprotestavo. Kodėl neprotestavo? Tai toj pat perduosiu. Klausimas, kodėl neprotestavo Žemaitaitis, kai konstitucija buvo laužoma ir sulaužyta. Klausykit, kodėl darė ar nedarė Žemaitaitis, reikėtų jo pačio paklausti. Aš tik kalbu tą, ką žinau. Ir turbūt visi čia esantis matė ir žino, kokia buvo, sakykime, mano laikysena pandemijos metu. Ir turbūt niekas dar per kelis metus nėra man priekaištų išreiškęs. Netgi oponentai. Todėl aš noriu pasakyti, esu tas žmogus, kuris tikrai nesiblaškau, nesimėtau ir galiu pasakyti, kad visus tuos klausimus, kurius juos bandote čia pristatyti, aš esu su juo asmeniškai apkalbėjęs. Ir jeigu jūs kalbate, kad nesvarbu, kaip buvo, bet buvo va šitaip, tai aš jums noriu pasakyti, jūs puikiai žinote, kaip veikia žiniasklaida ir jeigu ištraukti iš konteksto įvairias frazes ir pasisakymus, tai galima bet kurį žmogų sudėti. Tai va, tai nebetęsiant diskusijos turbūt, nes... Apie karą Ukrainoje? Apie... Bet pažiūrėkit, kiek čia žmonių aplinkui, čia jums reitingai pakilo. Dar vieną tą mintį, bet jūs ten tai nėra tuščiai. Konstitucijos laužymo. Konstituciją sulaužius, kai aš tyliu, tai reiškia, aš prisidedu prie tos konstitucijos laužymo. Aš suteikiu jiems galimybę ir teisę laužyti konstituciją. Aš jokios galimybės neturiu pakeisti Stasio Šedbaro konstituciniam teisme, bet aš nors kreipiausi pat išsakydamas savo moralinį vertinimą. O toliau tyla? Klausykit, kiek jūs kartų kreipėtės į konstitucinį teismą tam, kad vieną ar kitą įstatymą panaikinti? Aš atsakysiu, nes jūs puikiai žinote, kad aš neturiu teisės kreiptis. Turite, kaip pilietis, galite tai padaryti per bet kurią Seimo narių grupę, kad būtų operatyvesnis sprendimas ir yra įvairiausių būdų. Jūs čia neįsisukinėkit, nes aš noriu pasakyti, aš kreipiausi ne vieną kartą ir, kaip sakyti, jokių problemų, klausykit. O profesorius nežinosi, nežįsta, ką? Gerai, atsakysiu. Tai jūs tvarkingai ir pasakėte. Ateikit, man. Seimo narys gali kreiptis, o elementarus Lietuvos žmogus neturi tokios teisės. Jis gali per kitus asmenis prašyti ir taip toliau. Tai ne apie prašymą. Konstitucijos nusižengimai akivaizdus ir jie yra nutilėti. Reiškia, jūs bendrininkai. Galima ir per teismą lygiai taip pat pasiekti konstitucinį teismą. Tai ką aš esu ir padaręs. Per vyriausią administracinį teismą kreipiausi dėl to, kad būtų nutrauktas vaikų vakcinavimas. Vyriausias administracinis teismas kreipėsi į konstitucinį teismą ir žinot, kas nutiko? Rytoj turi išeiti sprendimas. Šiandien sveikatos ministras panaikina tvarką. Tai yra laimėjimas ar ne? Tai yra pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas. Tai yra pralaimėjimas ir tą sistemą padarė, kad nebūtų galima pasinaudoti tuo akivaizdžiu faktu, kad jie sąmoningai, specialiai ir ne vienkartinai, o daugkartinai laužė konstituciją. Tai yra pralaimėjimas. Mes neturim verdikto. Bet iš jų pusės žiūrint, jiems logiška viskas. O kad jūs kreipėtės, tai gerai padarėte. Ir to pasiekoje pasiekėm pavėluotą, bet rezultatą. Tai, kaip sakant, netesdamas diskusijos, suprantu, kad reikia minėti Žemaitaitį, nes kitaip nebūsi pastebėtas, bet profesorių, bet kokiu atveju, kaip sakyti, linkiu. Pažiūrim, kiek žmonių prie mūsų ir kiek prie Žemaitaičio. Na, sakykim, labai panašios, analogiškos, kaip sakyti, aš galvoju, reikia turbūt atsirinkti, kas yra šis ir ką reikia daugiau koncentruoti dėmesį. Sėkmės visiems. Ačiū Jums. Iki. Tai Ukrainoje jiems reikia karo, tai čia viskas suprantama. Jiems kraujo reikia ir priedo biznio schemas padaryti. Tai šitoj vietoj niekada su niekuo sutarti aš negalėsiu, nes aš
totaliai ir kategoriškai prieš karą, nes jame nėra prasmės. Aš būčiau už karą, jeigu jisai kažką išspręstų. Bet joks karas nieko negali išspręsti. Tiesiog iš esmės negali išspręsti. Išskyrus asmeninę naudą tam tikrų asmenų. O kad pakartosiu Tulsi Gabbard žodžius, kad tikrieji politikai yra tie, kurie pasiruošia meluoti apie bet ką, kad tik juos išrinktų. Sąrašo antras žmogus, Žemaitaičio sąrašo antras žmogus, Širinskienė, kuri pasakė, kad Eduardo Vaitkaus rinkiminė programa prezidento rinkimuose yra baudžiamojo proceso kodekso rėmuose. Jį reikia už tai bausti. Ir jinai dar baigusi teisę. Tai klausimas, ar jinai kalba, ko nesuvokia, ar jinai totaliai kalba pagal užsakytą liniją. Vaitkų reikia užčiaupti. Vaitkaus mintis yra per daug pavojingos, kad jas išgirstų Lietuvos žmonės. Aš suprantu, kad pavojingos. Ir čia, kaip sakė profesorius Gilys, šone manęs stovėdamas, tai sakė, jeigu jūs kalbate, tai pradžioj būsit ignoruojamas. Toliau, jeigu jūs nesustojat ir kalbat toliau, jūs būsit apipilti purvais. O toliau jisai pasakė trečią punktą, o jeigu vis tiek toliau kalbate, tai jūs būsit likviduotas. Ir kaip Lietuvos užsienio reikalų ministras, buvęs, bet užsienio reikalų ministras, žinantis padėtį, pasako žodžius, kad jūs būsit likviduotas, taip kažkaip tai ant krūtinės nelabai smagiai aš pasijutau, bet paskui labai dailiai, labai elegantiškai pratęsė profesorius Gilys, kad nebūtinai fiziškai yra ir kitos likvidavimo galimybės. Tai tą jie padarė labai seniai, taip. Aš esu seniai kitais būdais likviduotas, bet iš užsispyrimo nepasiduodu. Nes jeigu aš pasiduosiu, tai aš išduosiu save. O ar aš numirsiu anksčiau ar vėliau, man jokio didelio skirtumo. Svarbu tame, nėra didelio skirtumo, kurio požiūriu. Svarbu, kad aš per savo gyvenimą nepadaryčiau kiaulyščių, dėl kurio aš gailėčiausi, o didžiausia kiaulystė žmogui prieš save, tai yra save išduoti. O šito aš neketinu padaryti. Neišduoti nei savęs, nei kitų. O apie Laisvės partiją kalbant, jie išdavė ką nors, ar jie dirbo valstybės labui? Nežinau. Nes šitą klausimą reikia, jie patys geriau žino, ar jie išdavė ar ne. Tai gal einam pakalbinti? Jau moteriškės atsisakė kalbėti, nes jos laisvo žodžio bijo. Nebegalima daugiau jų prievartauti, nes būtų ne visai gražu. Jos atsisakė. Jos iš Laisvės partijos, bet be laisvės savo viduje. Be laisvės pasakyti kažką, ko neleidžia valdžia. Arba galbūt sukritikuos valdžia. Nu tai Lietuvos Laisvės partija visam gražime su Aušrinė. Tai kodėl jūs, Edardai, toks baisus visiems esat, kad visi atsisako su jumis kalbėti? Gal jūs kažką žino daugiau, negu jie nori, kad sužinotumėt? Ne, aš žinau ne daugiau, bet aš žinau kai ką, ko jie negali man užprotestuoti loginių arba istorinių aspektų. Ir aš nebijau to pasakyti. Aš tiesiog nebijau pasakyti, kad karalius yra nuogas. Nebijau pasakyti, kad jūs vagiate. Aš atsimenu labai senais laikais. Man buvo turbūt 12 arba 13 metų. Kaune ten funikulierium nusileidau, apačioj Mickevičiaus gatvėje buvo parduotuvė, ar ten butelius nunešiau priduoti ir panašiai. Pasiemu kapeikytės, kurias davė pardavėja, žiūriu, trūksta ar 2 ar 3 kapeikų. Toliau žmonės stovi. Atsistojau iš naujo į eilę, atstovėjau eiliai, priėjau prie pardavėjos ir tada sakau, aš atsimenu tą frazę. Sakau, kodėl jūs taip sukate? Jinai kažką ten užbujojo, neatsimenu, ar atidavė man tas kapeikytės ar ne, bet aš atsimenu savo klausimą. Atstovėjau antrą kartą ir sakau, kodėl jūs taip sukate? Tai pasakyti žmogui apie jį tai, ką jis daro,
Nu mes lietuviai, nu kuklus, nu nepatogu, nu žmogus įsižeis, jam bus nepatogu. Man dabar atrodo, privalome sakyti mūsų valdžiai, jūs ištvirkaujate, jūs išdavikai. Ir švelnesnių žodžių nebegalima naudoti, nes jie mus tiesių tekstų varo jau, kur kelio atgal gali nebūti, į akligatvį. Aš kalbu geopolitinę situaciją ir apie tai, kas yra paruošta Ukrainoje. Apie geopolitinę situaciją ir kuklumą, tai aš nemanau, kad mes esam kuklus kaip valstybė, jeigu mes sakom, kad mes nugalėsim Rusiją, būdami 2,5 milijono 150. Tai čia tas kuklumas, man atrodo, dingsta. Čia ne kuklus, čia savižudžiai. Mes esam šitos valdžios požiūrių savižudžiai. Mes esam aukojamas ėriukas, kurie ta valdžia pasirengia mus paaukoti šitam žaidimui geopolitiniam. Ir jie apie tai pasako tiesių tekstų ir jie pratina Lietuvos žmonės prie minties, jūs būsit paaukoti, kito kelio nėra, jūs turit su tuo susitaikyti, jūs tiesiog neturit galimybės pabėgti, toks jūsų likimas, mes turėsim viltį, kad nugalėsim drakoną, bet mes, Rusija tai yra, o kuri yra iš vis ne žmonių šalis. Ką pasakė senasis Landsbergis? Rusija tai žmogėdrų šalis. Ten ne žmonės gyvena. Dehumanizuoti priešininką ir tada, kai žudysime priešininką, mes nieko blogo nedarysime, nes mes žmonių nežudysime. Mes žudysime netikėlius, kurie yra ne žmonės. Nuo Hitlerio laikų šita metodika yra. Man niekada net mintis negalėjo, vaizduotė per maža, mintis negalėjo ateiti, kad mes sugrįšime į šitą padėtį, kurioje dabar esame. Ir kaip ta močiutė viena, 95 metų, kurią aš pavežiau, Kaune vienas iki, pas savo draugę važiavo į laidotuvės ir kad jinai suspėtų. Kai jinai sakė, taigi baisiau negu TSRS laikais dabar. Nelyginkime tuos TSRS laikus, materialiniu požiūriu mes gyvenam nuostabiai, kaip Lietuvoje niekad negyvenom. Bet kad mes einam į skerdyklą, vedami esame, tai visas materialinis gėris šitoj vietoj gali nublankti. O kodėl Lietuvos žiniasklaida žmonės irgi veda į tą karą? Nes Lietuvos žiniasklaida turėtų apsaugoti Lietuvą nuo karo. Žiniasklaida yra privati. Privati yra daromas biznis. Ačiū, kad skaitote mūsų vėmalus. Ačiū, kad skaitote mūsų melą. Toks mūsų darbas. Pagal užsakovo reikalavimus, pagal užsakovo pinigus nukreipti jūs ir sukurti jums mąstymo ir veikimo algoritmą. Per pusę metų nepavyks, bet per 15 metų mes jūs kaip robotus išmuštruosime. Ir kai jūs pamatysit raudoną spalvą, sakysit šauti. Kai pamatysit žalią spalvą, sakysit Landsbergis pats geriausias visų laikų Lietuvos valdovas. Ir pamiršit, kad Lietuvos tarybų socialistinės respublikos aukščiausios tarybos pirmininkas jisai buvo. Ir tik tai, nes tarybų socialistinės respublikos pavadinimas yra ištrintas iš atminties, tai atkuriamasis Seimas. Ir kai jūs Lietuvos tarybų socialistinės respublikos kažką paminėsite apie kitus, tuo metu buvusius veikėjus, tai jūs gali nubausti. Bet senajam Landsbergiui perrašant istoriją, logiška ir suprantama, yra viskas leidžiama, nes Dievas yra tik vienas. Lietuvoje yra vienas profesorius ir vienas Landsbergis. Ir tik jis atnešė Lietuvai nepriklausomybę. Jūs turite jam dėkoti. Ir nuo mažumės 15 metų šitą pasaką kalbėkit vaikams ir vaikai tikės. Ir jie sakys, aš žinau, kad Landsbergis vienintelis, tik dėl jo. Vaikam nekils mintis, kad Landsbergio nebuvo Latvijoje, kad Landsbergio nebuvo Estijoje. Vaikam tokios minties nekils, nes jie bus užprogramuoti ir jų veikimas ir mąstymas užprogramuotas. Taip veikia sisteminė žiniasklaida, nes jinai atidirba savo pinigus. Užtat
užsienio agentų įstatymą privalu priimti, bet šitas Seimas, kol nebus jame 71 žmogaus, kuris galėtų prabalsuoti už tokį įstatymą, jo nepriims, nes tai jiems būtų savižudybė. LRT, Lietuvos radija ir televizija, kuri atsisakė per prezidento rinkimus 5 kartus paskelbti mano nuomonę. Per dabartinius rinkimus irgi jau vieną kartą atsisakė paskelbti mano nuomonę, nors kitų partijų nuomonę skelbė. Vyriausia rinkimų komisija šitam kontekste pasakė totalų absurdą, kad čia nėra mano teisių pažeidimas, nes kai LRT, Lietuvos radija televizija, nuspręs, kad mano nuomonė yra tinkama publikuoti, tai reiškia, kai cenzuruos ir nuspręs, kad ją galima publikuoti, tai tada jinai ir publikuos. O kol jinai taip nenusprendžia, tai jinai ir kitų nuomonių nepublikuotų, jeigu nuspręstų, kad nenori. Vyriausia rinkimų komisija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jie organizavo nelygiateisius ir todėl neteisėtus prezidento rinkimus, jie tą daro ir su Lietuvos Seimo rinkimais. Bet juos paskiria, tos 13 asmenų paskiria Seimas ir tik Seimas juos gali atšaukti arba nuimti, o Seimas tam neturi politinės valios, nes jie vykdo politinius nurodymus. Tai jie yra labai tinkami. O apie pinigus kalbant, sakėt, piniginių klausimų lietuviai dabar žymiai geriau gyvena, bet kokia yra Lietuvos skola šiuo metu, gal žinot? Aš buvau paskaičiavęs pagal tai, kad statistiškai vidutinis dirbantis, tarkime, 2025 000 eurų per metus uždirba. Vidutinis dirbantis Lietuvos žmogus. Ant popieriaus? Popieriuje, tegu būna popieriuje. Statistiškai skaitoma, kad 10% reikia sutaupyti. 2,5 tūkstančio per metus. Paskui išleisi ten, kur norėsi. Net toks statistinis yra paskaičiavimas. Tai aš buvau paskaičiavęs, kad atiduoti, jeigu iš dirbančiojo sutaupytų pinigų atiduoti skolą, tai mes jau esam ar 15 ar 20 metų į priekį prasiskolinę. Mes gyvenam po 20% biudžeto išleisdami daugiau, negu surenkam. Nes surasime, kur išleisti. Ukrainai reikia, jeigu koks triukšmas, pasakysim, padidinti mokesčius reikia, nes reikia pensininkam, nes reikia gydytojam, nes reikia mokytojam. Taip, surasim priežasčių paaiškinti, kodėl reikia didinti mokesčius. Ir po 3 milijardus kasmet papildomai skolinamės mūsų anūkų ir vaikų sąskaitą. O ar Lietuva turi tiek pinigų, kad galėtume siūsti į Ukrainą? Kiekvienais metais ten jau sutartys sudarytos, kaip suprantu. Po 500 milijonų kasmet prezidentas Gitanas Nausėda, už kurį 660 000 žmonių, kai jis pabučiavo Ukrainos vėliavą, tie žmonės už jį prabalsavo. Tie žmonės, kurie girdėjo, kaip tiek milijonų, 100 milijonų yra nukreipiama į gretimą šalį, jie sako, mes pakentėsim, nuostabus prezidentas. Tai pinigų yra visada klausimas, kur juos išskirstysime. Arba tolygus atsakymas. Pinigų visada trūksta, nesvarbu, kiek beduotumėt. Duokit 3 kartus daugiau į biudžetą, vis tiek pinigų pritrūks, nes mano vaizduotė gera. Aš nusipirksiu dar 5 tankus ir dar 2 povandeninius laivus. Nes biznis, gyventi reikia, jūs turit suprasti. Bet pensininkam irgi reikia gyventi, o dabar sako, kad jie nelabai yra reikalingi, atidirbai savo, atitarnavai sistemai ir tie pensininkai kaip ir... Senasis Landsbergis pasakė aiškiai, gal ir gerai būtų, kad 25% pasaulio gyventojų išmirtų, žemelė gal ir padėkotų. Ko jums daugiau reikia? Muškitės į krūtinę ir sakykit, jis čia kalbėjo ne apie lietuvių tautą, kad 700 000 gerai, kad būtų išmirę. Jis kalbėjo apie kažką kitą. Mes juo pasitikime. Tikėkite. Tikėkite tuo vilku, kuris yra ėriuko kailyje. Nieks negali priversti jūsų netikėti. Loginiai argumentai jūsų neprivers. Tai jūsų pasirinkimas.
Eikite šunkeliais, jeigu manote, kad taip reikia. Matau ir kitų partijos narių, tai gal duodam Žilvinui pasisakyti. Taip. Šiaulių mieste, man atrodo, tokį balsą išgirs ne vienas. Tai Žilvinui, man atrodo, turi ką pasakyti. Tai apie tą situaciją Lietuvoje, kas vyksta. Turim mikrofoną, turim kolonėlę, tai paskleiskim tą žinią garsiai. Sako, kad dabar gerovės valstybė, aiškino prezidentas, Seimas, vyriausybė. Ir kai kurie, reiškia, valdininkai, kad Lietuvoje mes šiandieną taip gerai negyvename niekuomet, kaip šiandien. Bet kai pasižiūrė atlyginimus, pasižiūrė mokesčius, aš kaip tai nematau tos gerovės. Mes kai kūrėm, reiškia, šitą valstybę, kai kūrėm kariuomenę, kai dalyvavom, reiškia, sausio 13, tai mes įsivaizdavom, kad iš tikrųjų sukursim tautinę, socialiai orientuotą Lietuvą, neutralią, tikrai nepriklausomą Lietuvą nuo niekieno. O ką gavom? O ką sukūrėm? O sukūrėm, reiškia, tokią Lietuvą, kurioje, reiškia, svetimo šalis, svetimi bankai, svetima kariuomenė trypia, reiškia, mūsų žemę iki pačiol. Ir kad mes tos nepriklausomybės po 2004 metų kaip ir nebeturime. Turime tik mažytę dalį tokią, nes kadangi įstojus, tiksliau neįstojus, bet reiškia apgaulės būdu mūsų įkišus į Europos Sąjungą, neteisėtų referendumų, suolumsų papirkinėjimais, mes praradome dalį tos nepriklausomybės. Tai mes tapome tie jūrė okupuoti. O tų pačių metų, reiškia, irgi tais pačiais metais įstojus, jau tiksliau vėlgi, neįstojus, o įstūmus mus be referendumo į NATO struktūras, mes jau tapome realiai okupuotų kraštų. O ypač šiandien, kada matome, reiškia, NATO kariuomenės, reiškia, tankus čia, amerikonų, reiškia, lėktuvus, vokiečių, reiškia, šarvuočius ir taip pat tankus. Kur kiekvieną dieną Seimas, vyriausybė, reiškia, ir visi valdininkai urmų kalba apie tai, kad reikia mums šiandieną prisijungti prie ukrainiečių. Ukrainiečiai kovoja ir nori numirti už mūsų laisvę ir nepriklausomybę. O iš tikrųjų jie kovoja ne už laisvę, ne už nepriklausomybę, ne už Ukrainą, ne už Lietuvą. Ir čia esantis va ten antroji pusėje tankai, šarvuočiai, kurie reikia statyti. Tai yra armija, tai yra kariuomenė, kuri atstovauja ne mūsų, ne lietuvių, ne Lietuvos interesus. Atstovauja stambaus kapitalo, Amerikos ir visų kitų, reiškia, to svetimo, kaip sakau, kapitalo, reiškia, interesus. Kuriems reikia dabar tas karo? Reikalingas būtinai, nes kadangi yra krizė, reikia nurašyti visas machinacijas. Ta daro ir mūsų vyriausybė, Seimas, prezidentūra. Jiems karas yra reikalingas, ne dėl to asmeniškai, kai jiems reikalingas, o todėl, kai jų šeimininkai iš Amerikos ambasados, iš Svetbanko, o Svetbankas yra aukščiau virš vis kitų, stambus kapitalas ir bankas, būtent jie diriguoja ir duoda tą toną. Iš jų ateina visos tos ideologijos, vat priešai, palapinė, Laisvės partija, susireiškia antižmogiška, antitautiška, antišeimos politika, kurių tikslas yra sunaikinti mūsų tautą, ne tik tautą, reiškia, žmoniją sunaikinti, žmogaus, reiškia, kaip žmogų kaip tokį, 90% žmonių. Žinote, reiškia, kad pagal Švabo teorijas, jų ten yra, kad, reiškia, karas, maras, badas. O lyčių keitimas, kitos pakraipos žmonės. O tai reikia paklausti, aš mėginau, šiandieną su mergaitėm kalbėti, gal ten, aš nežinau, kaip jos ten, kokia ta lytis, kaip ten reikia 100, kiek ten tų lyčių yra, aš net nežinau. 124? Nu tai... O jos pačios žino? Ne, jos net nežino, kur jie stumė, jau gaila šitų vaikų, mergiškos geros, bet jos nesusivokė. O kalbant apie gailestį, tai matot Ukrainos vėliavą ant Šiaulių savivaldybės. Kaip jaučiatės kaip šiaulietis, matydamas tokį vaizdą? Tai parodo, tai reiškia, kas sėdi šitam pastate. Pastate, reiškia, sėdi ne mūsų Lietuvos, reiškia, ne šiauliečių interesus atstovaujantys žmonės. Tai atstovauja, pagal vėliavą turėtų atstovauti, reiškia, Ukrainos, Lietuvos, reiškia, interesus. Bet aš kai sakau, karas Ukrainoje tai yra ne ukrainiečių karas, ne už jų nepriklausomybę, ne už jų tautą. Karas vyksta, reiškia, kaip sakau, stambaus kapitalo ir dar yra kita versija, viena iš variantų, tai yra naujosios Chazarijos sukūrimas. Tas pats, reiškia, jeigu tos vėliavos yra Lietuvoje, reiškia, naujoji Chazarija, tai yra būtent Ukrainos dalis ir čia Lietuva yra kaip Sąjūdžio laikais, mes kada kalbėjom, ir buvo toks laikratis Šiaurės Atėnai. Šiaurės Atėnai.
Tai dabar ne Šiaurės Atėnų, o Šiaurės Jeruzalė. Tai jeigu norit, reiškia, būti Šiaurės Jeruzalė, jeigu norit, reiškia, klausiu ir ukrainiečių, ir vietos valdžios, norit numirti, reiškia, už jų interesus, už stambaus kapitalo, už bankininkų, už tų, kurie sėdi valdžioje, kur jūs apvogė interesus. Taip, tada eikit į karą, eikit važiuokit. Bet tada aš klausiu, reiškia, to pačio Landsbergio, Zingerio, į kitų ten, reiškia, Šimonytės ir kitų. Ar kas turi vaikus, reiškia? Ar savo vaikus siunčiate į frontą? Kariauti už Lietuvą, Ukrainą numirti? Ne, nesiunčiate. Jūs perkatės vilas Graikijoje, laikote pinigus užsienyje. Jūs nemokote netgi savo valstybėje mokesčių. Tai kokie jūs patriotai? Jūs ne patriotai, jūs esate tautos išdavikai, mūsų lietuvių tautos genocido vykdytojai. Tai O kaip galvojat, kas sustabdys pinigų siuntimą, lietuvių pinigų siuntimą į Ukrainą? Nes man atrodo, baigsis tie mūsų pinigai greitai. Nes švietimo sistemai trūksta, sveikatos sistemai trūksta, bet Ukrainai netrūksta. Pinigus ir visą siuntimą Ukrainai, parceliavimą, išvogimą gali sustabdyti tik tai tauta. Patys žmonės gali sustabdyti. O mes, būtent Vaitkaus sąrašas, prieš akis Eduardo Vaitko, mes, jeigu būsime, reiškia, išrinkti, tai iš tikrųjų šitą dalyką sustabdysime. Pirma pagrindinė užduotis yra nedaleisti, kad Lietuva būtų įtraukta į karą. Kad mūsų vaikai nebūtų patrankų mėsa, kad jie nebūtų žudomi. Kad čia Lietuva, tas, reiškia, puikus Dievo kampelis nevirstų branduolinio ginklo poligonų. Štai yra pagrindinis dalykas. Jeigu mes atsikratysime šitais, reiškia, okupantais, kurie sėdi, reiškia, čia Seime vyriausybei ir tiesioginiai okupantai, kurie važinėja tankais ir kurie pasiryžę čia išnaikinti visus, jie negins mūsų, jie gins tik tai tos saujelės 0,8% sėdinčių ant mūsų sprando, ant mūsų tautos, kurie išnaudoja, kurie mūsų apvogė nuo 89 metų praktiškai apvaginėja mūsų tautą. Tai va, jeigu mes atsikratysime jais, atsikratysime, reiškia, svetimais agentais, kurie sėdi ir žiniasklaida pasiėmė. Ir, reiškia, praktiškai visos organizacijos, kur sukurtos, jos yra finansuojamas iš užsienio. O ypač, reiškia, tie žydriukai, kurie atstovauja Laisvės partiją, kur pabėgo, reiškia, ir konservatoriais jau nepavadinsi, nes Lietuvoje konservatorių nebėra. Neoliberalai, tiksliau, labai atsiprašau, kurie, reiškia, pasivadinę Tėvynės sąjungą. Kada jų paklausė, kokia jų tėvynė, vienas sako Izraelis, o kitas sako nežinau. Nu tai tokia va situacija yra. O socdemai, kurie yra, taip, jie, reiškia, labai gražios jų idėjos. Bet kai pasižiūri jų kišenį, visi milijonieriai, milijardieriai, nieko bendro, reiškia, neturi su Lietuva, taipogi. Tai va, turim atsikratyti, reiškia, šitų visų. Kol neatsikratysim, reiškia, jie smaugs. Tai va, žmonės turi prisijungti, remti mus, reiškia, organizuotai, reiškia, kaip sakau, junkitės pas mus. Tai yra ne rinkimai, ne vien rinkimai, bet tai yra įsivadovėjimo kova. Turim, reiškia, nuversti, reiškia, nenuversti, bet kaip čia taip švelniai pasakius, kad neusitraukti. Turim Laisvės partijos lyderę prisijungiančią prie... O, yra tos lyderių, reiškia, visokiausi, bet lyderiai, reiškia, finansuojami kitų valstybių, iš ten milijardai ateina, jie atstovauja jų interesus ir tų žmonių, nelaimingų žmonių, kuriems pagrindinė vertybė yra antras galas, tai labai gaila, bet yra teisybė. O Aidas Gedvilas, gal paklauskim, kiek pinigų skiria Ukrainai iš savo kišenės? Ar visi pinigai buvo siunčiami iš Lietuvos žmonių? Tai gal Eduardui Vaitkui gal... Arba kad aš nematau. Aš siūlyčiau gal vėliau nueiti pas kariškius, paklausti, ką jie čia veikia, reiškia, ką atstovauja ir taip toliau. Bet čia vėliau mes gal tai padarysim. O kur Edardas? Man atrodo, būtų įdomi diskusija jo ir Armonaitės. Būtų labai įdomu, bet dabar reiškia, kad koks reklamos jiems nedarykim. Tai čia... Yra Mažvydas, labai nori ištarti žodį. Tarkit savo irgi žodį. Sveiki visi. Ar klausimą užduoti, ar... Užduokit klausimą, nes ką jau čia betarsi. Ta patį, jo. Aišku. Šnekat apie Nemuno aušrą, aš sakyčiau... Gal pirmą... Paprasčiau žiūrėti. Visų pirma... Gal pirmą, kaip vertinat kiekį žmonių susirinkusių, nes matom, jau kelios pasišalino partijos. Taip, akivaizdu ir matosi, koks yra palaikymas Šiauliuose. Sisteminių partijų mes žiūrime, socialdemokratai. Viena turtingiausių partijų Lietuvoje, turime Laisvės partiją. Per metus gauna po apie 700 000 eurų
kad padarytų va tokią palapinę su tokia, va, reiškia, su tokia reklama ir kad ateitų 3, 4, 5 žmonės. Nu, tai kur mūsų visos lėšos valstybinės išeina, tai va, į tokius dalykus. Bet realių pokyčių nėra. Tai šnekant apie Nemuno aušrą, nuo 2007 metų Žemaitaitis yra Seime. Jūs įsivaizduokit, koks čia yra laikotarpis. Čia beveik 20 metų. 20 metų žmogus Seime, jis dabar ateina kaip naujas lyderis, kaip naujos partijos ir tarsi 20 metų mes užmirštam absoliučiai, ką žmogus darė, ką priminėjo, su kuo dirbo, su kuo koalicijas sudarinėjo. Ir mes nubraukiam visą šitą istoriją ir dabar viską pamirštame. Na, aš siūlyčiau vis dėlto jungti blaivų protą. Tai gyvenime nevyksta. Jeigu žmogus padaro vieną klaidą, kartais žmonės neatleidžia. Jeigu 2 klaidas padaro, iš viso jį nuteisia. O čia 20 metų žmogus sėdėjo Seime, nu ir patys turime įvertinti. Bet mes esame pastoviai maitinami įvairių melų, kuris eina iš spaudos. Spauda yra visa nupirkta spaudos pas mus laisvos. O kas ją nupirko? Ją nupirko užsienio valstybės, užsienio kapitalo fondai. Mes neturime žinių tarnybos nei vienos lietuviškos. ELTA, BNS priklauso užsienio kapitalų. Mes neturime žinių, kurias teiktų lietuviai su lietuviško objektyvumu, be jokio melo. Visos žinios ateina pas mus iš užsienio. Tai kaip mes galime šnekėti apie laisvą spaudą? Jos nėra tiesiog. O kalbant apie paramą Ukrainai, apie Blue Yellow fondą, įmanoma, kad tai baigtųsi? Nu, ar tai yra jau sutartis parašyta Lietuvai 10 metų į priekį ir nuosprendis galutinis? Ir kas bus po to nuosprendžio, jeigu jis yra galutinis? Jeigu šnekam apie Blue and Yellow fondą, mes dabar turim pasižiūrėti, kas vyksta šiai dienai. Šiai dienai guli pinigai Blue and Yellow fondą, sakykime, 150 tūkstančių, 200 tūkstančių, mes nežinom, kiek ten yra, ir jie yra nenaudojami. Tai yra žmonių surinkti pinigai, guli sąskaitoj ir jie nereikalingi yra Ukrainai. Vadinasi, jie nereikalingi, jie laukia kažkokių tai, ko jie laukia? Jie kas ten, indėlius augina, palūkanas kažkokias augina. Tai vėlgi, žmonėm pasakyta, mums reikia pinigų, bet pasirodo jų nereikia, nes jie guli sąskaitoje. Tai kam reikia visų šitų istorijų? Tai yra karo pramoniai reikia daryti dronus, reikia gaminti tankus, reikia dar kažką, bet žmonės negauna iš to jokios naudos, tiesiog maitinama karo pramonė. Tai gal tas pats ir su parama Ukrainai vyksta, kad Seimo nariai balsuoja už paramą, bet iš savo pinigų nieko neskiria ir visi pinigai yra iš žmonių, iš mokesčių mokėtojų pinigų skiriami Ukrainai. Na tai aišku, pinigai iš dangaus nenukrenta, tai yra, tie pinigai yra uždirbti mūsų, jie yra mums priklauso ir kažkas tai 141 žmogus ir kai kurie 20 metų sėdi Seime, jie tuos pinigus va taip į kairę į dešinę mėto. Ir be abejo Ukrainai reikia pagalbos, bet ne tokių mastų. Pas mus yra daugybė problemų, kurios yra Lietuvoje nesprendžiamos dešimtmečiai. Kokios jos ir kaip jas spręsti? Jos yra kertinės. Visų pirma, mes neturime bazinių laisvių Lietuvoje. Mes neturim žodžio laisvės. Jūs pasižiūrėkit, mes neturime skaidrių rinkimų. Mes neturime švietimo normalaus, mes neturime sveikatos apsaugos. Mes neįsisprendėme pagrindinių problemų Lietuvoje. Ir mes daliname į kairę į dešinę pinigus, sakydami, kad viskas tvarkoje, pažiūrėkit, visi gražiai gyvena, visi sotus, visi laimingi. Taip, sotus laimingi, bet ar būsime rytoj, ar bus po 5 metų tokia pati situacija. Tikrai, jeigu eisim tuo keliu, pas mus taip nebus, mes nugardėsim, reiškia, per visą šitą karą į bedugnę. Ir man atrodo, tas karas keliamas su Rusija mus veda į bedugnę, kad mes apsisaugosim remdami Ukrainą, o iš tikrųjų mes būsime pliki nuogi ir nebebus nei ką imti, nei ką pulti. Bet kokiu atveju noriu pasakyti, kad Lietuva jau yra įstumta į kampą. Lietuva turi būti neutrali valstybė, Lietuva neturi
užsimti kažkokios vienos pozicijos, ar Ukrainos, ar Rusijos, mes turime būti neutralūs. Visi Lietuvos žmonės turi patys nuspręsti, ką jie nori daryti, kokiuose kariniuose blokuose nori dalyvauti, ar nedalyvauti, ar užsimti visiškai kitais dalykais. Dabar yra vien tik tai karas, kiekvieną dieną karas. Tai turi baigti. Eduardas gal žinot, kur yra, aš labai norėčiau... Gal Armonaitė su Eduardu pašnekėtų, būtų. O tas mikrofonas įstraukia? Nemanau. Reikėtų pas kariškis, galim nueiti. Pasiim, supranti, padarom, tai dabar čia laisvai pasišnekam. Jo. Tada mes ten padarom, bus labai geras reportažas. Aš tuoj. Aušrinė, sutiks su jumis pasišnekėti, ar... Jie kažkur eina. Tai čia irgi žmonės. Ten būtų įdomu debatus pravesti. Manau, kad taip. Bet ten bijo. Gal reikia paskui nueiti ir su ją pasišnekėti. O tas mikrofonas... Ne, nuėjo į aną pusę. Eduardai, paskos eiti ir visus atkalbinti, kad vaikai neįtų prie jos. Tai nežinau, nuėjo. Nes ten yra visa mugė. O kiek jis traukia? Jeigu su mikrofonu ten nueisit, jau turbūt nebe... Eikit su mikrofonu. Pala, mikrofoną turi, ne? Niekas nenukabina. Nemačiau. Jie gali būti, kad jie nuėjo į tą pagrindinę gatvę. Ne, atsiprašau. Gerai. Jinai gali būti, kad nuėjo į pagrindinę gatvę. Tai einam ir mes. Einam, gerai. Nu. Čia geri debatai gali gauti su. Tiesiai. Keturiesi ar penkiesi. Jie tiesiai, va ten nuėjo. Jo. Matot, kas? Aha, matau, tiesiai priekį eina. Aš nematau, tai jūs jau žiūrite. Va, tenai, va. Tai jums, bet nematau. Ai, saulė šviečia. Ne, aš nežiūriu į to. Iš per trumpų kelnių matosi. Ai, va. Jo, puikuojasi. Bet ten gal sugrįš vėliau dar prie savo būstinės? Man atrodo, gaudo kampą, kur pasisakyti. Dabar ieškau skaruotų ir tatuiruotų, nes čia Jo. yra dar spalvotų kalbų. Nu, bet smarkiai greitai eina. O. Taip, jo, ir atėjau čia irgi pasikalbėti. Tai ar galite mane į tiesos kelią atvesti? Aš neplanuoju jūsų tiesos kelią atvesti, žinokit. Tai o aš Lietuvos žmogus. O Lietuvą planuojat atvesti tiesos kelią? Bendras su žmonėm. O aš ne žmogus, aha, supratau. Jūsų požiūriu aš ne žmogus. Ne, tai pasakėt ne. Tai Jeigu jūsų programa yra prie manęs kabinėti. Ne, mano programa sužinoti teisybę. Kodėl, pavyzdžiui, jūs nepasisakot už laisvą žodį? Mes pasisakom. Nepasisakote? Labą dieną. Nu, netraumuokit tų vaikų, kam jūs čia kiša tą propagandą? Tai... Ar jūs į Dievą tikit, jeigu jūs norit lytį keisti vaikam? Kaip jūs galvojat? Dievas apie tai šneka bažnyčioj? Kviesti policiją, ne? Nu, kvieskite. Padėti telefoną, nu. Nu, tai jūs iškvieskite. Nedūsaukit, gyvenimas gražus. Dūsauti nereikia. Nesvarbu, kad bijote laisvės. Aš suprantu, kad jūs norite pasišildyti mūsų spinduliuoti, bet eikit jūs ir gyvenkit savo gyvenimą. Mes prie jūsų nelendam. Aš norėčiau jūsų poziciją. Prie mūsų vaikų lendat? Mes prie jūsų.
Labai gerai. Jo. Dabar prašau, leisti. Tai aš jums klausimus, jūs pasiruošt galėtumėt, kodėl jūs tautinė manęs stumėt? Nestumėt. Jūs net jeigu čia tą darot, ar ne? Eina su kamerom ir filmuoja. Tai Seimo narys turėtų atsakyti? Esam baisi, kad negalim filmuoti. Ne, palaukiam, policijos palaukiam, labai gerai. Laisvės partija gina policiją. Aš matau apsaugą. Aš toje pakviesiu apsaugą. Ir išdrąsėjot, ne? Taip nemokat bendrauti, per mikrofoną ir per kamerą. Reikia čia rasti 20 žmonių. Jūs vis tik bijo. Ne, ko aš bijau, aš nebijau, aš šnekuosi. Tai nešnekat, mokėkit gerai. Nu, jeigu jūs planuojat už mus balsuoti, gerai, prašau. Tai va, jūs jau aš esu Lietuvos žmogus. Ką tik sakė, kad aš ne Lietuvos žmogus, su Lietuvos žmonėm kalbėsiu. Per daug dėmesio papildoma. Labai graži nuotrauka jūsų. Ačiū, dėkui. Labai graži nuotrauka. Laba diena. Čia paliksiu, kad... Noriu jūs pakviesti. Nežinau, lenda prie manęs. Ruskis. Tai kad lietuviškai šneka. Kadangi Lietuva neparduodama, tai reiškia rusų. Tai ačiū, kad kalbate. Ačiū, kad kalbate. Jūs ir komjaunuolis turbūt buvote, ne? Ne, didelis skirtumas. Lietuvos pilietis. Taip. Einam atgal, Eduardai, už te. Ne, palaukiam policijos. Nu, taigi smagumas tame. Tai ką čia maži vaikai atėjo? Tenai daugiau naudos bus mums. Taip, bet palaukiam policijos. Aušrinė. Tai kad apsaugą pakvietė ir viskas, jau tos policijos čia nebebus, tai... Nu, bijo jūsų, ką mes galim padaryti. Jūs jau išdrąsėjot, kad galite ir telefoną įsijungti, ar ne? Išdrąsėti ne vienai dienai, bet kiekvieną metą. Paskui pamatysit, kaip gerai, kai esate drąsi. Tiesiog malonumas iš to. Galim laikyti už kokius darbus. Oi, už kaip darbus norėtume daryti. Čia yra Jūs rinkimus galim pakviesti. Gerai, aš irgi noriu policijos, laukiu policijos. Kad nebus jo, žinokit, čia apsaugą pakvietė ir viskas. Žmonėm ir kviečia policiją. Kas tam reklamą daro? Aš nieko neskanašau pratrikus, kad mūsų noriu. Jinai nieko nepadarys, jinai tokias, galbūt tos informacijos ką reikia. Gal einam prie palapinės palaukti. Policijos nebus, žinokit, apsaugą pakvietė ir viskas, jo tai čia. Policija perduoti, kad mes einam prie palapinės. O jūs jau nurodinėjat, Laisvės partija nurodinėja laisviems Lietuvos žmonėm kaip elgtis. Supratau, tikra Laisvės partija, kuri vadinasi diktatūra. Visus pagal vieną grupalį padarysime ir jūs turėsite teisę tiek, kiek mes jums duosime. Tai tikros Laisvės partijos tikrasis veidas. Baimė. Nu, einam turbūt. Einam, jo čia. Tai vis tiek grįši būstinėje. O! Partija vaikšto ir sakau, nebijokite laisvo žodžio, bet jie truputį bijo. Laisvai palaikymo negali reikėti, nes laisvė yra laisvė iš esmės. Grįžtam į būstinę. Policija neatvažiuos, tai neįdomu. O Eduardai, kaip jūs vertinat, Seimo narys išeina į gatvę Šiaulių mieste ir jinai vengia bendravimo su žmonėmis? Pradžioje pasakė, kad jinai eina kalbėti su žmonėmis, o su manim nesikalbės.
Jau vien tokio pasakymo užtenka. Čia kaip ir Džiugelis pasakė, kad aš esu erkė. Ir ką tada pasakė Seimo etikos komisija, kad taip išsireikšti galima. Tai dabar valdančiosios partijos, Seimo partijos vadovė pasako, kad aš nesu žmogus. Tiesioginių tekstų, nes jis su žmonėmis kalbės, o ne su manim. Nu tai partijos pozicija, per ją žiūrint, labai akivaizdi. O tai, kad jin sako, padavus savo lankstinuką su Dievu, bet jinai yra už lygiateisės tų translyčių visas santuokas, tai realiai yra viskas, kas prieš religiją. Prieš vyrą, prieš moterį, prieš tą amžiną procesą ir toks. Šitam kontekste Lietuvoje nėra jokio įstatymo, kuris uždraustų politikui meluoti. Jisai paims ir įteiks taikos balandėlį ir sakys, o iš tikrųjų už nugaros turi šautuvą ir pasiruošęs nušauti ką nors. Tai meluoti nėra uždrausta ir bedieviam sakyti su Dievu irgi galima. Bet tai taip gudriai Bet kaip žmogui va dabar paprastam eina šventė Šiaulių, nori pasidžiaugti ir ateinam Armonaitė įkiša su Dievu, tai gal ir patikės? Tai vėl formaliai ir oficialiai žiūrint, jinai turi teisę meluoti. Formaliai ir oficialiai žiūrint. O Lietuvos žmonių klausimas žmonėm, ar ne? Ar jūs sugebat atskirti melą nuo nemelo? Ar sugebat atskirti, kai melas įvelkamas į tiesos rūbą? Ar sugebat atskirti ėriukas, kur ėriukas, o kur yra vilkas ėriuko kailyje? Bet čia jau kiekvieno žmogaus ir individualus reikalas. Tai Lietuvos politikams galima ir meluoti, ir įžeidinėti, ir taip suprantu. Taip. Čia ir grasinti policija iš karto. Ne, policija, Laisvės partija nusprendė apsisaugoti nuo Lietuvos piliečio, nes aš esu Lietuvos pilietis ir jie nusprendė, kad aš neturiu teisės būti šalia jų. Tiesiog nusprendė, kad Lietuvos pilietis neturi teisės iš vis būti šalia. Aš manau, kad jeigu jau elgiesi kaip antžmogis, tai po to baisu to žmonės šalia prisileisti. Kai jie kaip dievai ten tvarkosi savo Seime, ką nori ir kaip nori, tai visi kiti yra nežmonės. Jie yra tiesiog nežmonės. Nu tai tam ir sakau, reikia pasakyti gana. Bet aš žinokit, asmeniškai buvau įsitikinęs, kad jinai ims ir su manim apie ką nors padiskutuos. Nes tai ir reklama yra jai. Taip. Bet reiškia, impotencija yra didesnė negu... Impotencija yra žodis, kur reiškia trūksta potencijos, trūksta jėgos, kad kažką tai padarytum. Neišvažiuokit. Viso, jo. Ne. Jūs sakėt, neišvažiuokit. Tai impotencija jos yra didesnė negu laisvės siekis. Nu, jin labiau nori turbūt debatuose su jumis pašnekėti, kur po pusę minutės turite atsakymų į laiką. Jinai paaiškino, kad jinai visko bijo. Nu tai jeigu visko bijo... Aš jeigu taip elčiaus, aš irgi bijočiau žmonių. Tai turbūt ir jin... Bet jin vis tiek sugrįž dar. Tai o debatuose kiek? 30 sekundžių? 20 sekundžių? Aš neatsimenu, yra surašyta, su kuriuom... Jo, grafikas yra, bet aš neatsimenu, ar dabar su jais tenai yra. Bet vėl paskyrė. Ar bus, ar nebus jokio skirtumo? Burtais. Burtais. Burtais, blemba. Filmuodamas, jeigu ką, apsidairyk aplinkui. Dėl ko? Ką? Nes matai, praėjom vienas ten palapiniai, ką sakė. Ai, tokių tai aš kovos menus praktikuoju, tai man būtų gera treniruotė. Tai, jo, aš jau vakar važiuodamas čia žinojau, kad bus provokacijų. Kada būsi pasiruošęs, nebaisu, bet kada nepasiruošęs, tada bjauru būna. Nes eliminuoja iš karto. Tai va šitas dalykas. Jo, aš turėjau tą mintį, kad bus provokacijų. Jo, iš nugaros, tai dėl ko aš vilkuosi. Teisingai. Taip ir reikia uodegą eiti. Eduardas priekį su kokiu žmogum, tu iš paskos, tu iš paskos. Pasižiūri, kas kur, nes tai sakau, jeigu kažką, tai aš būčiau... Jo. Taip ir reikia vienas kito nugarą žiūrėti ir... Gerai. Trumpam atsisveikinsim, norisi tualetą, biškai pailsėti, ranką pavargo ir po to sugrįšime. Pasidalinkit transliaciją ir man atrodo, čia dar bus įdomių dalykų. Iki.